Kas bus webinare? Webinare mes kalbėsime apie daug sudedamųjų. Visų pirma, kas dedasi pasaulyje, kodėl taip vyksta greitai procesai, kodėl laikas greitėja, vieniem greitėja, kitiem ne. Čia yra labai sąlyginis dalykas, labai subjektyvu ir nieko neturint bendro su objektyvia visuma. Tai jūs tiesiog pažinsite tai, suprasite, kaip veikia daugelį sudėtingų procesų ir iš tikrųjų siūlyčiau netgi, jeigu įdomu, mes galim kažkokį žmogų iš jūsų lauko paimti ir pažiūrėti jo ateitį. Jeigu jums įdomu, prisijungkite. Ir jeigu išdrįs kažkas, visi sako, noriu žinot, kas ateityje laukia. Rašykite komentaruose, ar tikrai norit sužinoti savo ateitį. Daugiausia tai žmonės ir bijo. Ir žinot, kame yra paradoksas, kad spygliuotas golis, nuo kurio jau skauda kruvini šonai, jisai netoks baisus negu šviesi ateitis. Todėl, kad, ar žinot kodėl? Todėl, kad jūsų sąmoningumas, tas, kaip pasakyti, asmenybės protas, jeigu taip kalbant, paprastai, moksliškai, tai yra jūsų, ką jūs sąmoningai suvokėt save, ne tas giluminis sąmoningumas, o paviršinis, kad jūs ten moteris, vyras, toks vardas, tiek metų, tokie aš čia sūnus, dukra, mama, tėtis, moku tai šitas, jisai ir bijo, tik tai šitas. Kaip atsikratyti šitų baimių? Yra technikos, jos paprastos, lengvos. Galima atsikratyti, jeigu norite, bet vienintelis yra didžiausias turbūt kliuvinys, kad žmonės bijo, nes visą laiką nusprendžia, kad ateitis yra bloga. Nes tai pasakė jūsų praeitis, jūsų patirtis. Nes tai pasakė tėvų praeitis, patirtis. Nes tai pasakė kaimyno, draugų, draugių. Ir jūs gyvenate iliuzijai sukurtoj kitų žmonių. Norit išeiti iš tos iliuzijos, ateikite į nemokamą webinarą ir mes pakalbėsime apie visą šitą ir dar daugiau. Laukiu visų, kurie nori pakeisti, nori sukurti naują savo pasaulį. Nereikia ateiti dėl įdomumo turbūt, nežinau, gal ateikit irgi sužinosit kažką. Arba jeigu įsivaizduoja, kad jūs labai protingi, puiku. Norit pasiginčyt, irgi puiku. Bet aš nesiginčiu. Aš leidžiu tik turėti kiekvienam savo tiesą. Kiekvienam savo įsitikinimus, bet klausimas, kur jūs su savo įsitikinimais? Kokiam? Kas aplink jūs? Atsakykit. Jeigu aplink jūs laimė, džiaugsmas, sveikata ir visa kita, tai puiku, bet ką jūs čia veikiat? Tai va, brangieji, neleiskit puikybei sunaikinti jūsų artimųjų ir viską, kas gražu, kas dar liko. Kol dar liko, bet greičiausiai metai kiti ir to neliks. Ir bus tas, kas bus. Tai kad nebūtų to, kas bus, kaip bus, žodžių žaidimas. Ateikite ir mes pakalbėsime apie tai ir dar daugiau. Sėkmės.